Lapkričio 13-19 dienos savaitės horoskopas. Savaitė naujai jūsų pradžiai. Prasidėjusi Mėnulio jaunatis, jos dienomis suteiks impulsą naujoms idėjoms, įdomiems sprendimams, galimybių paieškai. Savaitės pradžioje Mėnulio fazės kaita virsmo metas. Prasidėjusi Mėnulio jaunatis skatins naujų kelių ir sprendimų paiešką. O antradienį artima Mėnulio ir Merkurijaus pozicija Šaulio ženkle būtų palanki bendraminčių komandos subūrimui, kolektyviniai veiklai. Savaitės viduryje dažniau kils nauji sumanymai bei idėjos. O antroje savaitės pusėje stiprės jūsų įžvalgos bei intuicija. Į pirmą planą kils tarpusavio santykių klausimai. Juos sprendžiant sėkmė lydės, jei palikę praeitį, būsite ateities kūrimo architektais. Savaitgalį Saulei ir Marsui susijungus Skorpiono ženkle stiprės emocijos ir jausmai. Kurkite šias dienas nuotaikingas, įdomias, laikas palankus trumpoms išvykoms, renginiams, draugų susitikimams. Kūrybingos jums savaitės. Gimusiems po avino ženklu. Aktyvi, ryžtingų sprendimų savaitė. Jos dienomis jūsų ženkle viešint kylančiam mazgui ir Chironui, o Saulei ir Marsui keliaujant Skorpiono ženklu, sektųsi ryžtingai priiminėti sprendimus, pakovoti už savo įsitikinimus ir tiesą. Savaitės pradžioje prasidėjus Mėnulio jaunačiai, pats metas imtis konkrečių materialų pagrindą stiprinančių veiksmų. Antradienį artima Mėnulio ir Merkurijaus pozicija Šaulio ženkle ragins pirmenybę teikti kolektyviniams sprendimams. Šiuo metu vertėtų įsiklausyti į vyresnių kolegų patarimus. Ketvirtadienis ir penktadienis astrologinių ritmų įtakoje palankus ne tik darbams, bet ir giliems jūsų jausmams. Tai tinkamas metas apibendrinti buvusias patirtis, stiprinti draugystės, meilės ir partnerystės ryšius. Šeštadienį Saulei susijungus su Marsu Skorpiono ženkle norėsis aktyvios fizinės veiklos. Palankus laikas sportui, išvykoms į gamtą, remonto statybų, interjero atnaujinimo darbams. Sekmadienis ypač tiktų kultūriniams renginiams. Patirkite džiugių emocijų, šaunių įspūdžių. Sėkmingų sprendimų jums šią savaitę. Gimusiems po Jaučio ženklo. Savaitė suteiksinti progą į gyvenimą pažvelgti naujų žvilgsnių. Jos dienomis Saulei ir Marsui judant jums opoziciniu Skorpiono ženklu, ypač svarbu būtų atidžiai stebėti įvykius, besikeičiančias situacijas, įžvelgti jų priežastis, numatyti tolesnes perspektyvas. Savaitės pradžioje prasidėjusi Mėnulio jaunatis Skorpiono ženkle gali įsiūbuoti jūsų jausmus. Antradienį Mėnuliui perėjus į Šaulio ženklą, kuriuo jau keliauja Merkurijus, galite būti kritiškesni neįprastai, linkę viešai išsakyti savo nuomonę. Savaitės viduryje gali paaiškėti, kad ne viskas taip, kaip iš pažiūros atrodytų. Gali išaiškėti buvę nutylėtos žinios. Kai kas po to gydys savąją širdį. Ketvirtadienį kai kuriems gali tektis prisėsti prie anksčiau pradėtųjų ir neužbaigtų projektų. O penktadienį skirkite daugiau dėmesio ne tik darbams, bet ir sveikatos bei imuniteto stiprinimui. Daugiau dėmesio gali norėti ir jūsų mažieji šeimos nariai. Padėkite jiems įveikti iškilusius sunkumus, o taip pat tinkamai organizuoti laisvalaikį.
Šeštadienį Saulei susijungus su Marsu Skorpiono ženkle, ypač svarbu būtų stiprinti gražius tarpusavio ryšius. Metas tinkamas romantiškiems susitikimams. O sekmadienį skirkite daugiau laiko mėgstamam hobiui, saviraiškai bei kūrybai. Gilių jausmų jums šią savaitę. Gimusiems po dvynių ženklo. Savaitė, kai stiprės jūsų įžvalgos ir intuicija. Jos dienomis prieš priimant sprendimus svarbu būtų dažniau tartis. Palankesni būtų kolektyviniai sprendimai. Pirmadienį prasidėjus mėnulio jaunatis skatins ieškoti naujų galimybių. Ši ir antradienio diena tiktų naujų darbų paieškai, dalykiniams susitikimams. Savaitės viduryje Mėnulio ir Merkurijų viešint jums opozicinėme Šaulio ženkle derinkite požiūrius. Šią ir ketvirtadienio dienomis jausmai gali sakyti vieną, logika kitą, svarbu būtų rasti tarp jų balansą. Penktadienis pasižymės stipriomis energijomis, diena palanki aukštesnės karjeros siekiams. Šeštadienį Saulei susijungus su Marsu Skorpiono ženkle stiprės intuicija, įžvalgos, gilės jausmai, laikas palankus draugystei ir meilei, o sekmadienį skirkite smagioms išvykoms, seniai matytų bičiulių susitikimams. Įdomios jums šios savaitės. Gimusiems po Vėžio ženklo. Stiprių patyrimų savaitė. Jos dienomis norėsis išgyventi gilius jausmus, išspręsti svarbius partnerystės klausimus, atrasti naujus kelius į sėkmę. Pirmadienį prasidės Mėnulio jaunatis ir Saulė su Prozerpina susijungs Skorpiono ženkle. Tai kurs palankias aplinkybės gilesniai situacijų analizei, stiprins jūsų įžvalgas bei intuiciją. Antradienį Mėnuliui keliaujant jau Šaulio ženklu dažniau kils naujų vilčių bei idėjų. O savaitės viduryje norėsis dažniau atrasti šiame besikeičiančiame įvykių ir situacijų laike vidinę ramybę bei harmoniją. Ketvirtadienis įdomus naujomis galimybėmis, palankus kūrybiniams sprendimams, o penktadienį gali paaiškėti, kad visi upeliai suteka į vieną ir tą pačią upę. Šeštadienį Saulei susijungus su Marsu Skorpiono ženkle stiprės romantiškos nuotaikos, o sekmadienį norėsis pabuvoti ten, kur dar nebuvote, kartu patirti naujų įdomių įspūdžių. Daug meilės jums šią savaitę. Gimusiems po Liūto ženklu. Savaitė jūsų pokyčiams. Jos dienomis palanku imtis naujų projektų bei sumanymų. Jau savaitės pradžioje prasidėjusi Mėnulio jaunatis dažniau kels naujų idėjų, įdomių minčių. Joms įgyvendinti palankus jums jau antradienis. Mėnulio ir Merkurijui keliaujant Šaulio ženklu pasitelkite bendraminčius, kolegas ir partnerius. Savaitės viduryje tempas gali kiek palėtėti. Į priekį judėkite atsakingai, įsitikinę sekančio žingsnio tikslingumu. Ketvirtadienį palanku kurti tolesnius strateginius planus, stiprinti materialų pagrindą. O penktadienis tinkamas susikaupusių buitinių reikalų išsprendimui. Šiomis dienomis daugiau dėmesio norėsi skirti saviraiškai, kūrybai, būsite linkę labiau pasirūpinti ir mažųjų kūrybingų laisvalaikių. Savaitgalis šaunus renginiams, sporto varžyboms, draugų ir bičiulių proginiams susitikimams. O kartu raskite laiko ir maloniam pasivaikščiojimui su augintiniu rudenėjančioje gamtoje. Įdomios ir kūrybingos jums savaitės.
Gimusiems po mergelės ženklu. Savaitė, kai daugiau pasieksite, apjungia jėgas. Jos dienomis jūsų ženkle viešint juodajam mėnuliui svarbu būtų tinkamai susidėlioti prioritetus, į priekį judėti užtikrintai, kaip kylant laiptais, pakopa po pakopos. Savaitės pradžioje, prasidėjus mėnulio jaunačiai, palanku pradėti naują veiklą. Savaitės vidurys tinkamas metas norintiems gilinti žinias, patobulėti profesinėje veikloje. Šiuo metu daugiau jūsų dėmesio gali prireikti ir mažiesiems šeimos nariams. Ketvirtadienis tinkamas dalykiniams susitikimams, komandiruotėms, požiūrių derinimui. O penktadienį mėnuliui judant ožiaragio ženklu skirkite daugiau laiko esminiams svarbiausiems darbams. Šeštadienį palanku spręsti šeimai aktualius buitinius klausimus, o sekmadienį šaunus draugų susitikimams toliau gyvenančių giminaičių aplankymui. Žvaigždžių palankumo jums šią savaitę. Gimusiems po svarstyklių ženklu. Derybų savaitė. Jos dienomis jūsų ženklu keliaujant Venerai galite pasijusti puikiais diplomatais, gebančiais padėti išspręsti ir kolegų bei draugų nesutarimus ar konfliktus. Jau savaitės pradžioje prasidėsianti mėnulio jaunatis suteiks tam naujų progų bei galimybių. O artima Marso, Saulės, Prozerpinos ir Mėnulio pozicija Skorpiono ženkle ragins atsirinkti jums svarbiausius, esminius gyvenime dalykus. Savaitės viduryje norėsis daugiau dėmesio skirti sveikatai, gerai savo ir artimųjų savijautai. Ketvirtadienis palankus grožio procedūroms, taip pat suplanuotos stambesnio pirkinio įsigijimai. Penktadienį sektųsi vesti derybas, rengti sutartis, metas tiktų nekilnojamo turto operacijoms. Šeštadienį kurkite namuose jaukumą, draugiškai dalinkitės vaikų priežiūros darbais bei smagiais kūrybiniais laisvalaikio užsiėmimais. O sekmadienis gali nudžiuginti netikėtais draugų pasiūlymais. Tai puikus laikas smagiems susitikimams. Sėkmingos jums šios savaitės. Gimusiems po Skorpiono ženklu. Savaitė, kai svarbus bus ne tik jūsų žodžiai, bet ypač jūsų darbai. Jos dienomis jūsų ženklu keliaujant Saulei ir Marsui, o Merkurijui judant jau Šaulio ženklu, darbai jūsų rankose gali degti. Sugebėsite per trumpą laiką daug nuveikti, daug pasiekti. Savaitės pradžioje mėnulio jaunatis pažadins jūsų entuziazmą bei vidinę stiprybę. Norėsis imti gyvenimo vairą į savo rankas. Merkurijui ir mėnuliui judant Šaulio ženklu antradienį ir trečiadienį, spręsdami darbinius klausimus, dažniau pasitelksite kolegas. Jų išsakytos mintys gali užvesti jus ant teisingo kelio. Ketvirtadienis tiktų kaip kompasų krypties radimui, naujų judėjimo krypčių nustatymui. Penktadienis įdomus netikėtais susitikimais, nelauktais pasiūlymais, kai kuriuos jų gali būti verta detaliau apmąstyti. Kartu prisimenant, kad kartais geriau žvirblis rankoje, nei briedis girioje. Šeštadienis atneš ilgai lauktą atokvėpį. Kartu su kitais šeimos nariais rinkitės įdomias šeimos laisvalaikio leidimo formas. O sekmadienį pradžiuginkite save smagiu renginiu ar įdomia išvyka. Sėkmingų pergalių jums šią savaitę. Gimusiems po Šaulio ženklu. Naujų planų savaitė.
Jos dienomis prasidėjus Mėnulio jaunačiai ir Merkurijui keliaujant jūsų ženklu, norėsis kurti naujus planus, realizuoti kilusias idėjas. Ir tam padės jums būdingas optimizmas bei gyvenimo džiaugsmas. Savaitės pradžioje, lapkričio 13, prasidėjusi Mėnulio jaunatis palanki ieškantiems naujų dalykinių kontaktų bei dar tebeieškantiems savojo žmogaus asmeninėms pažintims. Antradienį, esant artimai Mėnulio ir Merkurijaus pozicijai jūsų ženkle, ieškokite bendraminčių ir sąjungininkų. Sektųsi derinti požiūrius, ieškant kompromiso bei sutarimo. Savaitės viduryje lengviau atrastumėte save ir naujoje kūrybinėje veikloje. Metas palankus ir norintiems gilinti profesinės žinias. Penktadienį ypač svarbus taps tarpusavio santykiai. Prisimindami, kad neatsargus žodis gali kitą sužeisti, bendraukite jautriai. Savaitgalį norėsis pabuvoti ten, kur dar nebuvote, tad galite suruošti smagią šeimos išvyką ar leistis į trumpą kelionę. Nuotaikingos jums šios savaitės. Gimusiems po Ožiaragio ženklu. Susitikimų savaitė ir jų tiek dalykinių, tiek ir asmeninių šios savaitės dienomis galite nestokoti. Pirmadienį prasidėjus Mėnulio jaunačiai tinkamas metas naujiems sumanymams bei projektams. Mėnuliui atkeliavus į Šaulio ženklą, kuriuo juda ir Merkurijus, antradienį ir trečiadienį palankus dalykiniai susitikimai, požiūrių derinimas, kolektyvinė veikla. Mėnuliui judant jau jūsų ženklu, ketvirtadienį ir penktadienį dažniau lankys romantiškos nuotaikos. Ši diena tiktų dar ieškantiems savojo žmogaus asmeninėms pažintims. Šios dienos tiktų naujų strateginių planų kūrimui, tolesnės veiklos krypčių paieškoms. Saulei ir Marsui susijungus Skorpiono ženkle, šeštadienį ypač svarbus bus tarpusavio santykiai. Tai laikas, kai svarbu būtų įvertinti gautas patirtis ir sprendžiant problemas, ieškoti kompromiso bei sutarimo. Sekmadienis tiktų ramesniam atokvėpiui. Raskite laiko mėgstamai muzikai, įdomiai knygai, meditacijai ar jogai. Giedros nuotaikos jums šią savaitę. Gimusiems po Vandenio ženklu. Kontrastinga savaitė. Ir kad ji nepatvirtintų išminties, kad ta pati diena gali būti švelnia motina, o kartais griežta pamotė, šios savaitės dienomis būkite atsargesni už vairo, atidesni bei jautresni vieni kitiems bendraudami, kad pasirinktumėte pirmąjį variantą. Savaitės pradžioje prasidėjusi Mėnulio jaunatis suteiks impulsą naujų darbų bei sumanymų pradžiai. Savaitės vidurys gali stebinti žiniomis, kai kada planų kitimu. Svarbu bus išlaikyti vidinę ramybę, lanksčiai reaguojant į besikeičiančias aplinkybes. Ketvirtadienis tiktų pradėtųjų darbų bei projektų užbaigimui, buitinių reikalų sprendimui. Penktadienis palankus siekiantiems karjeros, tiktų darbo pokalbiams bei susitikimams. O šeštadienis Saulei susijungus su Marsu Skorpiono ženkle gali būti romantiškas, skirtas draugystei ir meilei. Sekmadienį skirkite trumpoms išvykoms, harmonijos bei jaukumo namuose kūrimui. Išmintingų sprendimų jums šią savaitę. Gimusiems po Žuvų ženklu. Naujų idėjų savaitė. Jos dienomis Saulei ir Marsui keliaujant Skorpiono ženklu stiprės jūsų intuicija bei įžvalgos.
dažniau kils naujų minčių bei sumanymų. Savaitės pradžioje prasidėjusi Mėnulio jaunatis suteiks impulsą naujų idėjų generavimui, o kai kam ir naujos veiklos pradžiai. Antradienį Saulei susijungus su Prazerpina daugiau dėmesio skirkite sveikatos bei imuniteto stiprinimui. O savaitės viduryje Mėnuliui ir Merkurijui Šaulio ženkle esant artimose pozicijose palanku ieškoti svarbios informacijos, gilinti profesines žinias. Ketvirtadienį ir penktadienį skirkite materialaus pagrindo kūrimui, o pokalbiuose dėl karjeros kilimo Mėnuliui viešinto Žaragio ženkle būtini būtų logika pagrįsti argumentai. Šeštadienį Saulei su Marsu susijungus Skorpiono ženkle stiprės romantiškos nuotaikos. O sekmadienį Neptūnui tebeviešint jūsų ženkle daugiau laiko skirkite kūrybai, mėgstamam hobiui, savirealizacijai. Šaunių idėjų jums šią savaitę.